Čia irgi senas darbas, bet toks, ką čia galima pasakyti, asocijuojasi su klasikinė kažkokia, reiškia, figūratyvinė tapyba, galima kokį Munką prikišti šiek tiek, bet nieko baisaus tame nematau. Vis tiek čia mano yra tokia interpretacija, toks vitališkas, laukinis, vadinasi, darbas. Manau, kad yra tokios nerimo ir švelnumo, ir judesio to tokio pirmykščio kažkokio. Tai tiek gal toks užvedimas galbūt pamąstymui.